Tai štai kodėl vienybės sąmonės pergalė, nes kada mes pabundame vienybės sąmonėje, kada mes pabundame savo širdyje, kada mes iš tikrųjų atveriame savo esybės širdį, kuri nėra tik tais fizinė, kuri yra taip pat dvasinė, bet kaip sakau, esybinė, tas mūsų centras, kuris ir yra viso to, kas yra sankirtos taškas. Ir tada taip mes iš tikrųjų pradedame jausti save kaip visumą, kad tu esi visuma, patirianti save savo savitų būdu ir visą tai, ką tu patiri iš esmės, tai yra tik tais tavo santykis su savim. Ir tu visą laiką gali jį keisti. Ir tu gali tada taip sąmoningai labiau mylėti save, labiau mylėti savo širdį, sakyti mylinčius žodžius savo kūnui, kiekvieną dieną save įkvėpti, vėlgi viską panaudoti kūrybingai, kad pasitarnauti labiausiai tiek savo, tiek kitiems ir viskas, ir tame nebelieka konflikto. Jeigu pasireiškia kažkoks konfliktas, vėlgi, tu neini į išorę, tu nesakai, kad čia kažkas su kitu blogai, su išorė blogai, kad čia blogas dalykas, čia geras dalykas. Ne, tu grįžti santykį su savim, koks tavo santykis su tais dalykais. Tai apibrėžia tavo tikrovę. Koks yra tavo santykis su tuo, kas vyksta pasaulyje, koks yra tavo santykis su mityba, su sveikata, koks yra tavo santykis su savo artima aplinka, su savo gyvenimu pačiu, su savo energija, kur tu ją investuoji. Tai visa tai esi tu ir tavo santykis su savim. Ir viskas tam tarnauja. Kad tu galėtum geriau pažinti save ir tada būti savo širdingiausioje, džiaugsmingiausioje savęs išraiškoje. Tam tarnauja tiek negatyvios patirtis, tiek pozityvios patirtis. Tiek negatyvi energija, kuri yra susitraukimas, tiek pozityvi energija, kuri yra išsiplėtimas. Lygiai taip pat kaip kvėpavimas, kaip širdies plakimas, kaip diena ir naktis. Tai jo, šviesa ir tamsa, jinai visą laiką originaliame savo dizaine juda vienoje harmonijoje. Čia tik tais tada, kada mes bandome kažką atskirti, teisti, kaip čia yra geras, čia yra blogas, čia yra teisinga, čia yra neteisinga, kada mes pereiname į tuos šališkumus, tai tada mes randame save konflikte ir tada mumis galima įvairiai manipuliuoti, mes tiesiog esame tada žaidimo figūros, toje kažkokioje valdymo schemoje. Bet vos tik tais mes pabundame į vienybės sąmonę, kad aš esu tas iš tikrųjų neutralus centras tarp visų pozityvių ir negatyvių, tarkim, minčių ir taip toliau. Ir tu gali, ką nori su tuo daryti, šitą centrą. Lengvai nei kitų žmonių nuomonių. Todėl vienybės sąmonė laimi. Ir taip, ir kuo daugiau žmonių bunda toje vienybės sąmonėje, tuo tada tiems, kurie čia dar bando pavergti žmoniją, tampa vis sunkiau ir sunkiau. Tai tos žmonės išlaikyti savo sukurtose ribose, savo sukurtuose šališkumuose, kur tu būtinai turi priimti kažkokią stovyklą ir tada prasideda tas visas karas tarp skirtingų stovyklų. Nes jo, čia visos manipulacijos pagrindas skaldyk ir valdyk. O jeigu tu esi nesuskaldomas, jeigu tu pabundi toje vienybėje, kuri jungia viską, tai viskas, tu esi Dievas, tu esi pabudusi esybė, tu esi Kristus ir tai yra sekantis Kristaus sugrįžimas.